Atvažiavau prie Kažokiškių sąvartyno, matot, juda transportas. Prieš tai pravažiavau, čia buvau Kazokiškėse, pabendravau su žmonėm, čia papasakosiu, Pilypiškėse, va, ir čia jau matau juda. Apačioje, va, matot? O prieš tai nebuvo, stovėjo fūros, jas įleido, aš nežinau, ką atvežė, mačiau tik viena taip šiukšlinė, kitos fūros buvo. Bet va, jo, čia šiandien yragi nedarbo diena, tai... Bet čia, va, tik dabar va pradėjo judėti nesenai. Tai prieš kokių 10 minučių. Viskas taip nedirbo. Paukščiai skraido, sako, čia va paukščiai neskraido, pažiūrėkit. Pilna paukščių, niekas čia jų nevaida. Va, ir fūra šitą, tuoj mes pafilmuosim. Ką jie čia išpils? Pasižiūrėkim. A, ne, jinai važiavo ir jinai apsisuko. Va, šitas ir stovėjo. Ar jinai ten į viršų važiuos? A, jinai į viršų važiuoja. Pažiūrėsim. A, va čia, va, matot jau kiek išpilta, va yra tas naujas čia paruoštas. Labai juokingai Kazokiškėse pabendrau su vienais gyventojais, su kitais, sako, tai ką, Danai, sako, stataisi čia namą kažkur, sakau, ką jūs čia sugalvojat, sakau, iš kur tokias melas ir šmeižtas. A, sako, čia toks vairuotojas, žemė buvo atvežęs, sako, pripasako, kad čia, va, žinokit, deputatas Dambrauskas statosi. Sako, mes tai žinom, 1000 elektriniečių matom, suprantam, kad tai melas yra. Suprantat, nu, bet žmonės, kurie platina šitą, nu, neplatinkit tokio melo, nesąmonės. Ašgi juk jau sakiau, nesu nupirkęs net sklypo jokio išvis Lietuvoj. Per visą savo gyvenimą, 15-20 metų aš jau nekandidatuoju. Kaip ir pasakojau, turėjau paveldėjęs ten ir dasipirkęs. Juostelę ten kelis arus, tai visas mano pirkinys. O to labiau tikrai nieko nestatau, nei Kazokiškėse, nei Elektrėnuose, nei iš visko, nors Lietuvoj. Ką nors, nei mano įmonės valdomos, visą gyvenimą verslų užsiemu. Ir 15-20 metų nekandidatavau aš niekur. Tai apie kokį deputatizmą čia kalbėt. Nu tai va. Štai atvažiavo ant tą seną kalną. Va, ten matot, verčia tas atlikas. Atvažiavo mašina. Kazokiškėse nesmirda, aš atvažiavau dėl kvapų. Pilypiškėse buvau lygiai taip pat nesmirda. Bet čia va, prieš tai kvapas buvo. Viskas priklauso nuo vėjo, į kurią pusę jis nupučia. Tai va. Anta dar kokia esmė. Jeigu ne 1000 elektriniečių ir jie žinotų, kad čia nepaviešins ar dar kažkaip, jūs manat, jie nepiltų, jie nebijotų, jie piltų, nebijotų taip kaip iki to pylė. Ir niekas čia nesiskaitytų. Ir, pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, va dabar viena partija, ten socialdemokratai, dabar ir aplinkos komiteto posėdis, taip. Mums palankus ten pokalbiai vyko ir taip toliau, nu, šiokie tokie veiksmai. Demokratas vardan Lietuvos irgi pasisakė, aš pasidalinau post. Suprantat, man net partiškumas nesvarbu yra. Aš pasidalinu, jeigu tai yra naudinga Elektrėnų savivaldybės gyventojams. Tai va, tai ir yra esmė. Niekas mūsų gyventojų neatstovauja. Niekas neatstovauja. Mes patys turim susiburti kumštį ir save atstovauti. Silpnus visada visi skriaudė, spardė ir spardys. Ir tokia realybė, ir to reikia susitaikyti. Bet jeigu mes susivieninam ir va turim po kokią vėliavą 1000 elektriniečių, tada neišeina mūsų spardyti ir skriausti. Tada, žiūrėkit, atsiranda visokios laviravimai, jau tada atsiranda pareiškimai, kažkas nori mūsų atstovauti, kažkas nori pasisakyti. Taip, galima daugiau veiksmų, aš matau. Veiksmų tai tikrai trūksta. Nes tie žmonės, kurie yra tuose komitetuose ir kontroliuoja tas visas įstaigas, nu tikrai galima. Pas mane paklausė, aš per 10 minučių sudėliosiu tokį veiksmų planą metus į priekį, kuris bus tikrai efektyvus ir tikrai duos rezultatų. Va, pažiūrėjau, ta pati Elektrėnų savivaldybė. Taigi buvo dabar, va, yra ženklas, yra šitas parašyta išvadose. Patenka atliekos, kurios čia neturi patekti. Nu tai skirkit jūs, va, etatą. Skirkite etatą. Ir čia tegul būna nuo savivaldybės žmogus ir stebi, ką čia pila. Mes visi Elektrėnų savivaldybė sutinkam tokiam etatui. Ir baigsis čia bizniukai visi. Direktoriams čia ir visiems kitiems, kai čia negalės nieko pilti ir į šoną pasidaryti. Nes mes žinom, kad čia yra tokių dalykų, todėl kad sulaikė Pruskų, Virgilijų Pruskų, Elektrėnų savivaldybės tarybos narį, liberalą.
ir pamatysit, kaip čia viskas greitai pasibaigtų. Ir sako, negalima to savartyno. Aš čia galiu tiek pridėlioti ir tik dabar tik atskleidžiau kelius dalykus. Tiek pridėlioti, kad čia tas savartynas niekam bus neįdomus ir jis bus greitai uždarytas. O atsirastų etatas, kuris kontroliuotų, ką čia pila. Tai va, jeigu Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų meras sutiktų tą padaryti ir baigtųsi bizniukai visi ir baigtųsi čia visas interesas, ką čia tada gaunasi paprastas darbas su šiukšlėm dirbti, labai didelis malonumas čia. Bet kai čia nežinia, ką atveža ir išpila, tai ką, atvežė neleistinį kiekį šitų šiukšlių čionai, taip, nu, va, kaip sakė, kad ten asbestas ir taip toliau. Tai ką čia, niekas negavo už tai pinigų? Aš esu įsitikinęs savo nuomonę, sakau, kad manau, kad gavo. Ir daug, ir dar čia nežinia ko palaidota. Kadangi tai, jeigu tą STT sulaikė, čia nustatė tos kiekius. Va, tai vienas paprastas veiksmas viską sukontroliuotų. Tiesiog etatas nuo Elektrėnų savivaldybės ir tikrinama, kas čia pilama. Pagal įstatymą, pagal tą sąrašą. Nes įstatymai ES ir taip toliau, jie yra geri ir griežti. Jie yra paprasčiausiai nevykdomi. Tai 1000 elektrinietų, būkime tas kumštis. Visi už vieną, vienas už visus ir neleiskim, kad mūsų skriaustų, kaip skriaudė iki šiol. Ką? Visiems gražios tarptautinės darbo dienos. Šiandien laisvadienis, neapsikraukim ir iki susimatymo.